Galiu papasakoti, ką pasakyti. Tai gal esmė tai paprasta, tas skandalas viso to, reikia nuo to. Tai koks skandalas, tai ką, mes laukia, apdovanoja pirmą vietą, užlipom jau ten stovim ir užgrojom, viskas, pasirodymas baigtas, ta prasme. O ką dabar jie visi vyrukai taip nusisukė, ne dabar nušokti, to pjedestalo pirmos vietos neįtavo. Atgrojo, pasiklausėm tų galingų žodžių, per kapušę. Viskas ir pasibaigė, paskui labai atsiprašinėjo tie visi šeimininkai. Argino, nežinau, kaip čia įvyko. Kur jie rado? Sunku pasakyti. Mes tikrai nerėme. Žiūrėkit, iš esmės, tai kada kai vyksta pagrindinės varžybos tiek krepšinio, tai kiekvienas delegacija rašosi savo himną. Galų gale, ar vyksta prieš rungtynes himno grojimą? Nėra, prieš rungtynes. Bet jūs ir nesivežat savo nacionalinį. Mes esam turbūt, pavyzdžiui, Palėrime, kai buvom antrą kartą, kai laimėjom, tai buvo ten vieno krepšininko tėvukai, atsileidžia 3 milijonus. Tai po rungtynės kartą. Ant visos salės užgrojo, tai labai smagu buvo. Bet tai ne gimnas. O mes gimą nesivežėme. O kas pareiškia pretenzijas dėl himno? Jūs ar patys įsikato? Patys įsipranta. Nieko ne mes, ką mes vyksta apdovanojimas, vėliava kelia, viskas. Mes stovėm. Aš tai taip galės stovėti, tai aš gal galėjau nuvykti, bet aš turbūt tą visą ceremoniją sujaukęs. O patys krepšininkai suprato, kas vyksta? Kai pradėjau groti, aš jau pradėjau savo antram treneriui, tas pusiau kalbantis, o gydytojas, o Vantas mūsų tai sėdėjo prie kovos visos vadų, kad susėdė apsitai. O paskui jau kaip pasakėm, tai jie pradėjo Buvo labai kaip ten nebuvo? Tai suprantat, vis tiek nemalonu nukėti. Jau karamžių būk laimingi, bragi dalykų Lietuva. Mintinai žinom jau šitą žodį. Jūs gal jaunesni, tai nelabai prisimint, aš tai labai. O krepšininkai kaip reagavo, kai sužinojo? Nu kaip, sureagavo, taip, ramiai, kaip sakyčiau. Ką dabar jau padaryti? Žemė į tą pačią pusę sukasi. Yra kaip yra. Aišku, toks nemalonus zadėtas, bet teko nuryti. Kokia kompensacija buvo moralinė? Tai yra tik tai ką, atsiprašom? Atsiprašom, tik iš jūsų. Ėjo ten paskui tas mūsų jau vadovas, jau jisai ten taip ir taip pradėjo kalbėti. Čia sumaišluoti dievų. Mušasi krūtinę, tai sakė, moja kurba, maksimum. Kalbant, nežinau, nori dar apie himną klausti? Gerai, apie žaidimą. Sakykit, taip kažkaip atrodo, kad jūs su Dūdu orkestru ten iki finalo nužygiavot. Ne, tai taip atrodo, matot kaip yra, sakykim, pasiruošę neblogai. Trečią kartą išėlės, trečias čempionatas. Bet mūsų pagrindinis žaidėjas sužaidė tik tais Puzinas. Reiškia, 3 rungtynės ir trečiose rungtynėse su Izraeliu gavo labai stiprią traumą. Ir nežaidė nei pabaigos nepasų, bet mes ten išlošinėjom prieš Izraelį, nes ten sprendėsi klausimas tos, ar Izraelis paklius. Jeigu mes būtume 26 taškais laimėję, jie būtų dėl 5-8 Izraelio. Bet ten irgi jau matomai, kad biski buvo truputį parikiuota. Ta prasme, nes jų kokybė žmogus skirsto teisėjus. Ten to iš to komiteto. Ir mes ten 17, kiek mes ten laimėjom, bet aišku nedavė praktiškai, kad jie patektų į tą 8, nes kitai būtų iškrypę. Ir gavosi, ir traumų gavo, ir tada nežaidė nei su turkais, pagrindinis mūsų žaidėjas, nei su graikais, nei su amerikiečiais. Tuos įveikėm ir turkus ir amerikiečius. Toks įveikimas. Jame sėdė, stebė rungtynės, užsirašai, ką jie ten gero daro, ką jie ten blogas. Tai toks nėra taip, kad, sakykime, kai Lietuvos rinktinės
vyrų ar tai moterų, kada jau tau surenka visus duomenys ir atneša padėti atliekti. Čia reikia pačiam viskas susitvarkyti. Ir ką, ir gausi taip, kad tas finalas mums lieka 16 sekundžių. 2 taškais mes pirmaujam. Amerikiečiai atakuoja, atkovoja kamuolį Bareikis, tas pagrindinis žaidėjas, kuris olimpiadui nevažiavo, nepavyko. Atkovoja kamuolį ir duoda perdavimą visai priešingą pusę, netiduoda laisvam čia, bet ir amerikiečiai paima kamuolį ir baudoja kapitoną. Atsistoja, Zibonas sumeta, minutė grįžta, prašau minutės, kad susidėliojam ten tos, kas įmanoma. Nu ir ką, ir už atakuojam. Žaidžiam, sakykime, iš praėjimo, vienas prieš vieną daugiau. Tą mes matėme. Matėt, ne, ir paskui dar vieną baudą. Ir tada lieka ten sumeta, pataiko 2 taškai, jau mūsų dar vieną baudą pataiko ir jau tas buvo nurodymas pramesti. Ten pusantros sekundės. Amerikonai ilgai nesirodė. Vyra, merginos tai iš karto. Tai ilgai galvojam, kad neteisi. Toks vairas 72 metų olimpinių žaidynių sudarys. Bet jūs... Ne, mes čia nepadėjome. O tokį taką planavot paskutinę, nes būtent taip ir bus. Kitaip. O amerikiečiai ir būna nuolat pagrindiniai varžovai pavojingiausi? Nu, amerikiečiai, bet man dabar ten buvo Amerikos komanda, tai buvo studentų to universiteto, kur yra 5000 studentų, grinai universitetas. Jo, taip. Ir tenai, žodžiu, ant tos komandos jie laimėjo ir pirmą vietą jaunimui iki 20 metų. Ir tos komandos pagrindo 4 jų draugai. Vienas labai aukštas, 8 gal, bet vis ten visi 7. Ir ten, kaip paaiškino, toks 9 numeris 4, reiškia, ten žaidžia. Tai atseit jis peržiūrai yra būrė. Tai aš kažkaip nelabai tikėsi, kad jis galėtų ten būti. Tai va, o paskui buvo tas tie rinkimai, tai mūsų pateko Žukas, pateko į simbolinį penketuką, kaip atakuojantis vidurio puolėjas Zanevičius, amerikietis, tas 9 kur, vienas rusas, labai gerai sužaidė su amerikiečiais ir graikai žaidėjas. Tas graikas toks labai ir gavo Bareikis, gavo naudingiausio nacionalinio mačo geriausiai. Iš nugalėtų įrymą pagrindinę žaidės. Kokie buvo maždaug tai? Na, jūs 3 kartą esat pasaulio čempionai, 1 kartą olimpinė. 2 kartus sidabro olimpinė ir 2 kartus bronzos. Apie Europą dabar nekalbame. Tai tada, na ir kuris sunkiausias? Ar visada paskutinis kartas? Tai žinot, kaip. Jeigu olimpinėse žaidynėse amerikiečiai nepakliūna į finalą, pralaimi Venesuelą. Čia 13 metais. Ir tai užpernai. Tai mes žaidžiam su ukrainiečiais pusfinalyje ir mes matom, kad sunkumės, kaip jie prasilošia. Kaip jie ten prasilošia, sunku pasakyti. Kolegų negalėk kritikuoti. Nu, ten laikų paėmė, gal tai veikimą padarė, bet faktas pralošė 2 taškus. Ir mes matom, privažiuoja prie manęs, ten apie olimpinį žaidimą. Privažiuoja iš Ukrainos Rados šitas atsakingas, kaip pas mus Kvetkauskas, paralimpinio komiteto prezidentas, ten tas deputatas ir jis pasveikina šitą, sako, nu, būdim migracijos, taip ir sako, būdim migracijos, nu ką. Ir mes laimim prieš ukrainiečius ir tada jau kažkaip pagalvojau, kad jau kitokį variantą negali būti. Vienas yra toks šansas, kad gali išlošti. Kaip sakėt, tau sunkulis. Tai buvo, irgi buvo sunkus. Na ir kas tas,
finalas su Venesuela, bet įsisprendėm teigiamai, kad tada neturėjau barų, buvo su traumų, akylo nutraukė. Dabar irgi Žodžiu, tie patys kažkaip visada būna. bet visada būna iš naujo. Bet viskas iš naujo. Bet vyrai, matot, nežinau, kaip kur kitur vykti, kur, bet jau kas link darbo, tai čia nereikia ten užtaro jokio studentiškam krepšinį, tai reikia dar su jais kovoti studentiškai. O čia yra tai, tvarkingai, be jokių ten incidentų, be jokių ten tokių, kad, sakykime, atsirastų kas nors cigaretė, dūma, ar ten tokia išėjtų alaus padaryti, pas juos nėra. Koks sunkiau treniruoti kurčiuosius negu moteris, studentus? O šitą prasme yra lengviau, bet problema. Finansavimo neturi. Jeigu mes varžybose dalyvaujam, sakykime, paskiriu federacijai 10 000 litrų, ne šiais metais, bet anksčiau. Sako, mes jums davėm, tai ką po 5 tūkstančius padarykit nors stovyklą už 5 tūkstančius. Ir važiuojam į Varėnos mokyklą, kur pigu ir 2 dušai yra, bet valgį duoda. Tai jau daug. Važiuojam į Panevėžį. Visada jau taip, kadangi ten gaunu draugiškų rungtynių. Daugiau pasisinuose rūmose. Gyvena dėl mokyklų ir valgom. Viskas į finansus remiasi. Taip ir sutartas. Tai šiemet vėl Varėnoje ir Panevėžyje. Buvom ir Varėnoje, Panevėžyje, Palangoje pirmai, paskui paskutinį. Ir ten dar žaidėm 2 draugiškas rungtynės nuskridė. Žaidėm su Ivanu.